Gerai įsižiūrėkite. Ar jums tai nieko neprimena? Tikriausiai ir jūs tai praleidžiate didžiąją savo dienos dalį. Nors buvo laikai, kai žmonės daug laiko praleisdavo ant kojų. Dabar sėdime ilgiau nei bet kada. Kai dirbame, kai bendraujame ir kai pramogaujame. O kur dar valgymas, kelionės transportu ar televizorius? Matote, kiek daug sėdėjimo kasdien. Darbe praleidžiame net trečdalį savo gyvenimo ir prasėdime iki 65 000 valandų. Jei vien nuo šių skaičių jums maudžia nugarą, tuomet pažiūrėkime, ką galime padaryti. Pirmiausia, pamirškite posakį, jei gali prisėsti, nestovėk. Juk sėdint beveik nedeginamos kalorijos, sumažėja gerojo cholesterolio kiekis, o raumenys negauna deguonies. Jei ilgą laiką netaisyklingai sėdite, gaila, bet jūsų pastangos derinti mitybą ir lankyti sporto klube gali nueiti perniek. Nuolatinio sėdėjimo žala sveikatai yra labai didelė, tad net ir dirbdami nepamirškite savo kūno. Kuo dažniau keiskite padėtį, kad išvengtumėte kaklo, nugaros ir raumenų skausmo ir darykite pertraukėlės mažiausiai kas valandą, o jų metu pajudėkite. Taip ne tik išlaikysite gerą savijautą, bet ir lengviau susikaupsite, dirbsite produktyviau ir kūrybiškiau. Atsistokite, pajudėkite, pasirąžykite. Dirbdami laikykite nugarą tiesiai, o rankas sulenktas 90 laipsnių kampu. Ekraną statykite ne per žemai ir ne per arti. Ryški saulė ir lempų šviesa neturi šviesti nei į akis, nei į monitorių. Nekryžiuokite kojų, atraskite patogiausią padėtį arba pabandykite sėdėti kitaip. Tai 5 paprastos taisyklės, kurios veiksmingai tausoja akis, riešus, kraujotakos ir skeleto raumenų sistemą bei padeda išvengti daugelio sveikatos sutrikimų ateityje. Kuo anksčiau jas įsidėmėsite, tuo sveikiau gyvensite, o kuo mažiau sėdėsite, tuo žvaliau jausitės.